Klausimas iš moters apie verslą ir kaip tada jį kurti iš moteriškos energijos, nes dauguma mes esame įpratusios viską daryti per vyrišką energiją. Tai yra kontrolė, rezultatai, struktūra, spaudimas, netgi savęs prievartavimas. Jei versle daugiau planuoju ir veikiu, kaip subalansuoti, turiu daugiau laiko, turiu dėl to laiko, dėl to taip išeina. Jeigu nereiškia, kad aš savo veiklos visiškai nestruktūrizuoju. Mes savo veikloje tikrai naudosim ir naudojam vyriškos energijos potencialą, nes jis yra, įsivaizduokit, kaip stiklinės sienos. O moteriška energija, kūryba yra vanduo. Kaip tarsi talpa, tai veikloje tas planavimas ir šiek tiek susidėliojimas savo dalykų jis yra reikalingas. Tačiau jeigu aš gyvenu tik tais pagal planavimą, nėra erdvės savo pailsėti, pabūti, pamylėti savęs, tiesiog skirti savo dėmesio per moteriškus ritualus, nėra erdvės pamedituoti, pasivaikščioti, pabūti malonume, tu negausi informacijos ir tolimesnės krypties, kaip tavo verslas galėtų augti, nebus kūrybiškumo. Ir pastebėsi, kad vien ta vyriška energija, ta struktūra, tas planavimas, jis tave net pradeda sekinti. Ir yra kitas momentas, kai išeinama į kraštutinumą ir aš nieko neplanuoju, aš tik moteriškai viską kuriu, viską. Ir irgi moterį pradeda šiek tiek sekinti. Kodėl? Nes ta struktūra šiek tiek yra reikalinga 20–80%. Ir ta struktūra tau padeda išlaikyti tą moterišką energiją ir ją mėgautis, kai yra šiek tiek kažkokia palaikymas, gal taip pasakyčiau, netgi ne talpa, palaikymas. Vyriška energija tau gali būti palaikymas tavo pačios versle. Jeigu visiškai ten nieko nėra, tai yra chaosas, bezabrazija, irgi tą jauti. Ir atrodo niekur nei viena pusė. Jeigu yra per daug, irgi jauti, kaip tave sekina. Atrodo neužsibaigiančios užduotis, negaliu atsigauti, negaliu pasidžiaugti. Ir taip dabar buvo irgi su mano asistente, kurią aš mokiau atlikti per moterišką energiją ir jai buvo sunku, jinai išeina. Jai buvo beprotiškai sunku, nes jai vyriška struktūra yra artimiau. Ir jinai tarsi net nebegali atsigauti, jai visko atrodo per daug, bet užduočių pas ją iš tikrųjų logiškai labai nedaug. Bet va tas sukūrimas va čia visko. Ir va moteris gali daryti verslą ir veiklą iš moteriškos energijos, net priimdama sprendimus už suvokimo ribų. Tai ne tai, kad balansas turi būti, bet labai turi pajusti. Jeigu tavo verslas nebeauga, nebejuda į priekį, jis yra užstrigęs. Ir užstrigęs gali būti dėl kelių priežasčių. Tai eini iš vyriškos energijos ir viskas, tu daugiau nebegali pasiekti, tu turi tiesiog daryti transformaciją. Ir tai dažnai būna perimas į moterišką energiją ir atidarimas kitų galimybių ir kito gausos lygio. Ir tai nebus patogu, ką aš pristačiau paskaitoj. Tai vat labai labai pastebėti ir tavo energiją, nes jeigu tu darai savo verslą, savo veiklą ir daugiau laiko tu esi išvargusi kančioje ir nori mesti savo veiklą, tai yra neteisinga. Nes tavo veikla, jinai turi eiti vis tiek didžiąją dalį per malonumą. Aš nesakau, kad viskas tik tais per malonumą. Yra momentų, kai aš nenoriu jungtis į paskaitą. Yra momentų, kai aš nenoriu jungtis į asmeninę sesiją. Yra akimirkų, kai aš galvoju, čia ir dabar viską uždarau. Bam, viskas, manęs nebeliko. Yra tokių akimirkų. Kada jos atsiranda, kai prarandu save ir užmirštu šiek tiek save. Nes pas mane iš vis žongliravimo kamoliukų yra ne vienas. Aš turiu žongliruoti ne tik tais veiklą, save, šeimą, santykius, namus, ne moteris, mes tiek turim to kamoliukų. Ir tik aš save kažkur biški padėjau į šoną, iškart jaučiasi. Mano energija išsekusi, aš nieko nebenoriu. Ir kai aš save pripildau, kai aš, pavyzdžiui, sukuriu savo labai paprastą gražią struktūrą, nedelsti iki pabaigos, pavyzdžiui, ne?
Vyriška struktūra tai mini struktūra, bet tuo pačiu ir moteriška, kad, aha, aš noriu pasiruošti tam tikriems pristatymams iš daug anksčiau, kad aš būčiau visiškame atsipalaidavime ir tėkmėje. Buvo kažkada seniau toks momentas, kad aš ruoždavus paskutinę vos ne akimirką, paskutinėmis dienomis, ir tai buvo paveldėta programa iš mano mamos - sukelti savo papildomai streso, o ne malonumo. Ir aš savo veikloje turėjau tai transformuoti. Aš turėjau pasirinkti pala, aš myliu save, kas man yra naudingiau. Man daug naudingiau yra ramybė. Ilgiau pasidažyti, pagalvoti, ką aš apsirengsiu, o viskas jau yra paruošta, negu iki paskutinės akimirkos dėlioti paskutinius taškus ir dar galvoti, ar aš viską įdėjau. Ir kelti savo stresą, tai moteriška energija yra pasirinkti save ir savo energijos kokybę, vertinti savo energiją.